Na, iš ryto visada yra gerai sugalvoti, susitikti su kolegom ir susipažinti ir išgirsti kažką naujo. Tai banai pilna yra visokių gerų idėjų ir visokių gerų minčių. Tai pradedu verslo ryšių edukaciją ir man labai patiko praeitą kartą Justo tema užvesta, kad marketingas yra resursų švaistymas. Ir aš tikiu, kad ir Rokas, ir Justas džiaugiasi, kai pas jūs ateina klientai, kurie žino, kad jiems reikia išleisti pinigų, o kaip ten bus, tai, nieks nežino po to, bet aišku, jiems po to, kai reikia atsiskaityti, tada jie turi, jeigu pas juos yra nesutvarkyta backgroundas vadinamas, tai po to turi aiškintis, kodėl išleidom daug, o gavom mažai. Bet čia ne tik tai nuo jų priklauso, bet priklauso ir nuo to, kaip mes žiūrime savo verslą. Ir iš tikrųjų noriu priminti, kadangi kartojimas yra mokslo motina, tai reikia visada pasikartoti ir manau, kad viską šitą elementariai žinot, bet kad jūsų laikas, kurį jūs skiria savo verslui, nenueitų veltui, tai aš skaitau, kad reikėtų prisiminti ir pasikartoti, kad neatsakytas skambutis, tai prarastas klientas visam laikui ir tikiu, kad galite patvirtinti jūsų patirtį, kai jūs kreipitės į kažkokį verslą. Ir aš manau, kad taip pat kaip ir jums, jeigu kažkas prisiskambina, tai jūs realiai net ir nesužinot, ar tas klientas nusipirko pas konkurentą, ar vis dėlto ir atsisakė tos idėjos išsakau nusipirkti. Tai įmonėje visą laiką reikia turėti aiškias pozicijas, kas atsakingas yra už klientų kontaktavimą, bendravimą ir tai turi būti sekama. Yra puikų yra daug visokiausių dabar programų ir su dirbtiniu intelektu netgi jas dalinai galima nemokamai pasidaryti. Tai reikia sekti tuos dalykus, kad jūsų investuotas ir atvestas klientas neprapultų. Taip pat, jeigu jūs pardavinėtų kažkokius dalykus, kur tai yra elektroninė prekyba, tai turite labai aiškiai ir patys 10 kartų praeiti tą kelią kliento, kad jisai ne kažkur neprarastų kantrybės ir neišnyktų. Ir irgi tas atvestas klientas už pinigus, ar banai rekomendacija ar kažkas, tai jisai turi gauti maksimalų pasitenkinantį savo kelionę jūsų puslapyje, svetainėje, kad jūs gautumėte tą rezultatą, kurį norite suteikti. Taip pat ir kai įvyko pirkimas, ar jūs rūpinatės tuo po to follow-up skambučiu, aš tikiu, kad tikrai tas, kas tai daro, suprato, kad tai yra labai didelis pardavimo generuojantis naujus pardavimus kanalas, o čia yra jau jūsų indėlis, kiek jūs į tai investuosite ir ar gausite tą rezultatą, dar papildomą pardavimą. Tai noriu pasakyti, kad jūs esat jūsų verslas yra tas dalykas, jūs turite jį prižiūrėti kaip savo ir pasitikrinti 10 kartų. Ar nueina klientas, ar paspaudžia, ar nusiperka, ar veikia kodai QR, pavyzdžiui, ar neveikia, ne? Tai viskas priklauso nuo mūsų. Tai sėkmės jums ir gerų įspūdžių šiandien ryte.